sukies kaip kamuolys? Laikas pasimėgauti Vilkyškių Less Sugar sūreliais ir jogurtais. Vilkyškių Less Sugar. Mažiau cukrų, daugiau nuotaikos. Kaip tinkamai nustebinti mokytoją? Kokia geriausia paskata mest rūkyt? Kas bendro tarp Australijos policijos ir Minecrafto? Ir žinoma, ko jūs prikėlėt į Demiko subredditą? Į visus šios klausimus ir daugiau šiandieninėme 108-ame žinių epizode atsako socialinių tinklų tarnyba. Su jumis Paulius Mikolaitis ir man yra be galo malonu, kad įsijungėte. 77-ame socialinių tinklų tarnybos epizode mes kalbėjome apie 2022 birželio mėnesio Lietuvos policijos įdarbinimo kampaniją, kuriai buvo pasitelkta kompiuterinio žaidimo GTA 6 internetinė erdvė žaidimas vaidmenimis. Vyko valanda mieste. Patruliuojantis ekipažas gavo pranešimą apie autoįvykį netoliese ir įskubėjo į pagalbą. Įvykio vaizdas nustebino net ir visko mačiusius pareigūnus. Kaip sakoma, kur 2, ten jau kompanija, kur 3 minė, bet kur 20, ten jau metalo laužas. Ir tai dar ne pabaiga. Pareigūnams apžiūrinėjant įvykio vietą, blogiausio vairuotojo titulą pasiimti nusprendė naujas dalyvis. Deja, bet pelnytas apdovanojimas jam bus įteiktas policijos nuovadoje. Virtualūs pareigūnai primena, kad policijos darbas įdomus ne tik žaidime. Stok į policiją ir važiuok į tikrus policijos iškvietimus. Šiemet naujus jaunimo komunikacijos klodus Rodos atvėrė Australijos Viktorijos valstijos policijos departamentas lapkričio 4 dieną visose savo socialinių tinklų paskyrose patalpinęs štai tokį kreipimąsi dėl mirčių Viktorijos keliuose. Hi everyone, I'm Glenn Weir, I'm the Assistant Commissioner for Road Policing at Victoria Police. I'm not going to beat around the bush. 2023 so far has been a shocking year on Victorian roads. Last year we lost 241 people on the roads. This year we're already up to 237 lives lost, with 2 months to go. It's completely unacceptable. Stebėti Minecraft žaidimo medžiagą, kol vyriškis liūdnai kalba apie šimtus žmonių žuvusių auto avarijose, yra distopiška ir labai keista. Sunku nesutikti su šiuo Instagram komentaru, bet hei, metų pradžioje juokavome, kaip šiais sutrumpėjusios dėmesio sutelkimo trukmės laikais Z ir jaunesnių kartų atstovams šalia bet kokios medijos ilgesnės nei 15 sekundžių reikia Subway Surfers žaidimo, tai gal Viktorijos policijos komunikacijos skyrius čia kaip tik atrado genialų būdą prisibelsti į jaunimo pasąmonę. Dabar aš jums parodysiu pusės minutės vaizdo įrašą ir kad visas 30 sekundžių nežiopsotumėt į ekranus pasimetę, greitas kontekstas. Klasės draugai suvaidino vieno moksleivio užpuolimą, kad galėtų padaryti siurprizą į įvykio vietą staigiai iškviestai mokytojai. Lapkričio 6-ąją šį klipą į savo asmeninę paskyrą įsikėlė TikToko vartotoja Salomė. Ta pačią dieną Graikijos naujienų portalas N-Press įrašų pasidalino savo Facebook puslapyje ir per sekančias kelias dienas apie patį įvykį rašė įvairūs graikų dienraščiai, tokie kaip Radar, Prototema, Flash News ir kiti. Tiesa, nei viename iš straipsnių taip ir nėra nurodoma, nei su kuo buvo pasveikinta mokytoja, taip greičiausiai su gimimo diena, bet vis tiek būtų smagu žinoti, nei apskritai kur visa tai įvyko. Sprendžiant iš bendros klaidos apriepties, turbūt saugu būtų sakyti Graikija, tačiau pasiknaisiu po video autorės ir publikacijoje pažymėtų 10 draugų profilius peršasi išvada Sakartvelas. Šiaip ar tai vaizdo įrašas buvo toli gražu nuo lokalaus, matyt per nepilną mėnesį pamatė net 309 milijonai TikToko vartotojų. 42 kurių dar ir paspaudė patinka. Geriausių publikacijų Reddito bendruomenė arba tiesiog subredditas. Rodos po truputį atsigauna po šių metų birželio mėnesį vykusio vartotojų protesto prieš naująją platformos API kainų politiką. Štai ši lapkričio 17 dieną į polapį patalpinta nuotrauka pavadinimu Mano sesers šunelis laukia, kol šis sutaisys jo mėgstamą žaislą. Šiai dienai turi 114 000 teigiamų atsiliepimų ir tai yra pirmoji publikacija per pastarosius pusę metų, kuriai pavyko perkopti šešiaženklį apvaltų skaičiaus barjerą. Jei tik man kas nors būtų pasakęs, kad tiek daug Reddito karmos galima susilaukti už šuniuko pliušų taisymą, tai jau seniausiai būčiau užspaminęs subredditą Gabrielės siūtais su šio žaislais. Kaip bebūtų, keturkojų rubrika negali apsiriboti vien nuotraukomis, todėl siūlau užmesti akį į šiuos du katinus. Šiame
Šiame vaizdo įraše išvelgėte save iš to 7 ryto afteriai, kurį vėliau gailėjotės užsukę, tai gali būti, kad jūs ne vieninteliai. Mat klipas vos per 3 dienas buvo parodytas net 30 milijonų TikToko vartotojų ir surezonavo net su 6. Rezonansą kelia ir daugkartiniai laidos partneriai ir geri draugai hostingo asai Hostinger ir jų kibernetinė nuolaidų savaitė Cyber Week, kurios metu planą premium bus galima įsigyti vos už €99 per mėnesį. Išgirdote teisingai, net 85% nuolaidos pasiūlymas, kurį žmonės kalba, kad galima dar šiek tiek pasitobulinti su kodu STT. Bet neprimkit mano žodžio, už gryną pinigą nukeliaukite į Hostinger planų portalą per nuorodą esančią šio epizodo aprašymo pačiame viršuje ir įsitikinkite patys. Svarbu paminėti, kad dar ir 2 mėnesius dovanų gausite, o dar svarbiau paminėti, kad Cyber Week jau įpusėjo ir jos pasiūlymas galios tik iki gruodžio 3 dienos, taigi patariu susiimti čia ir dabar ir juo pasinaudoti nedelsant. Kalvinas Kordozaras Brodusas jaunesnysis, visiems geriau žinomas Snoop Doggo sceninių slapyvardžių, žmogaus pristatinėti manau, kad nereikia, lapkričio 16 dieną visose savo socialinių tinklų paskyrose paskelbė: po ilgų svarstymų ir pokalbių su šeima nusprendžiau mesti rūkyti. Prašau gerbti mano privatumą šiuo laikotarpiu. Jeigu nežinojote, Snoop Doggas visada buvo gana aistringas velnio gėlelės ambasadorius. Tiesa, jeigu jūs to nežinojate, tai jūs greičiausiai apskritai pirmą kartą girdite apie šį asmenį. Ir toks pranešimas iš pastarojo sukėlė milžinišką atgarsį socialiniuose tinkluose. Žinia persidalino kiti garsūs žmonės, apie sprendimą rašė naujienų portalai, o tolimesnius Snoopo veiksmus komentarų sekcijoje spėliojo internautai. Vieni sveikino, kiti peikė, treti krapštė pakaušius ir reiškė susirūpinimą dėl atlikėjo sveikatos ir galimų jos sutrikimų. Laimiai migla neišsklaidyta ilgai neliko. Lapkričio 20 dieną reperis dar kartą pasisakė už gyvenimą be dūmų. I have an announcement. I'm giving up smoke. I know what you're thinking. Snoop, smoke is kind of your whole thing. But I'm done with it. Done with the coughing and my clothes smelling all sticky icky. I'm going smokeless. Solo stove fixed fire. They took out the smoke. Clever. Belieka pasveikinti Solo krosneles su labai sėkminga reklaminė kampanija. Vien tik X platformoje šios dvi publikacijos buvo peržiūrėtos virš 200 milijonų kartų, o ką jau kalbėti apie nemokamą reklaminį plotą didžiausiuose skaitmeniniuose dienraščiuose. Keliamės į pietvakarių Prancūziją, jeigu tiksliau į Lugon et Lille du Carnet, ir kalendorius atsukame į lapkričio 15-ąją. Oh putain de merde! Oh putain! Vaizdo įrašų, kuriam neretai taikoma antraštė, jeigu juoksitės keliausite į pragarą, per pastarąsias porą savaičių dalinosi praktiškai visi juokingų vaizdelių ir apskritai internetinio turinio portalai, kanalai ir paskyros, ir šiai dienai aš net negaliu pasakyti, kiek milijonų akių pasiekė ši mažamečio nelaimė. Vienas sėkmingiausių publikacijų regis turi Puberty Instagram paskyra su 43 milijonais peržiūrų. Mamos reakcija, berniuko veidas ar bendrai jaunų interneto vartotojų antipatija vaikams, kokia šio klipo sėkmės formulė, aš nežinau, bet jeigu jūs esate bent tiek pat senas kiek aš, tai jūs čia negalite neižvelgti kito legendinio veidų į purvą klipo. Зарплату последнюю дали это 6 марта за ноябрьскую месяц. Отработали вы когда? Последний месяц, в ноябре, 17 ноября. Получается, типа полгода вы ждали зарплату. Да. Вот. Почему решили на такую меру сегодня выйти? Потому что не платят. Постоянно обманывают. Вы думаете, поможет? Не знаю. Надеемся. Į pragarą mums keliauti greičiausiai nereikės, nes Viral Hog video archyve, kuriame pirmiausia ir pasirodė vaizdo įrašas, autorė ir greičiausiai berniuko mama pridėjo: nesijaudinkit, jam viskas gerai, jokių žaizdų, jokių opų, nieko, tik baimė, sumišimas ir purvas akyse ir burnoje. Pagrindinis šiandienos reportažas. Gruodžio mėnesį kompiuterinių žaidimų kūrėjas ir leidėjas Rockstar Games minės 25-ąjį jubiliejų ir ta proga pažadėjo savo gerbėjams padovanoti pirmąjį oficialų GTA 6 video anonsą. Pažadas lapkričio 8-ąją gamerius pasiekė X platformos žinutės pavidalu. Labai džiaugiamės galėdami pranešti, kad gruodžio pradžioje išleisime pirmąjį kito Grand Theft Auto anonsą. Tikimės, kad dar daug metų dalinsimės šią patirtimį su jumis visais. Ačiū, Semas Hauseris. Teigiama, kad šis pačiulbėjimas, ar kaip jie dabar vadinasi,
Paiksinimas. Dabar yra daugiausiai patiktukų Masko platformoje turinti kompiuterinio žaidimo publikacija su 1,5 milijono širdučių. Pranešimas per pirmas 6 valandas buvo peržiūrėtas virš 85 milijonų kartų, o šiai dienai turi daugiau nei 180 milijonų peržiūrų. Na, o GTA 6 spekulacijos nesiliauja. Internautai į kairę ir į dešinę švaistosi įvairiausiomis teorijomis, kuogi bus papildyta tolimesnė populiariausios visų laikų žaidimų serijos dalis. Veiksmas vėl persikels į nuodėmių miestą. Pagrindiniai veikėjai bus 2 vyras ir moteris. GTA visata pagaliau turės vaikų modelius. Žaidimo gyvūnija bus platesnė nei Red Dead Redemption ir dar daugybė kitų. Žmonės yra taip rimtai nusiteikę žaidimo paleidimui, kad kai kurie net atsisako žalingų įpročių. GTA 6 laukimas privertė mane mesti rūkyti. Antraštė tikra. Jau kurį laiką gana stipriai rūkiau. Pastaruoju metu daug dažniau kosėjau ir nuo cigarečių jaučiausi šudinai, bet priklausomybė yra velniškas dalykas. Taip smarkiai laukiu GTA 6, kad pati mintis atsigulti į ligoninę dėl rūkimo ir praleisti galimybę jį pažaisti privertė mane tiesiog mesti cigaretes. Nepraleisiu šio žaidimo ir noriu būti kuo puikiausios sveikatos, kai tik jis pasirodys. Šiandien 10 diena be rūkimo. Ačiū Rockstar. Lapkričio 23 dieną GTA 6 subreddite pasirodžiusi publikacija susilaukė didelio palaikymo komentarų sekcijoje ir tikimės, kad šiandien jau yra 17 diena, kaip redditorius Roe Jogan Life yra smoke free. Mėly žiūrovai, šio epizodo komentarų sekcijoje pasidalinkite, ko jūs esate pasiruošę atsisakyti dėl naujausio GTA. Su sąlyga, kad po anonso jo neteks laukti dar 10 metį. Kur tikrai neteks švaistyti laiko laukiant, tai su šio epizodo partneriu Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Užpildote 3 trumpus įvesties laukelius apibūdindami savo projektą, dirbtinis intelektas už jūs sugeneruoja kelis unikalius svetainių variantus su SEO pritaikytais tekstais ir vizualais, išsirenkate jums labiausiai patinkantį, atliekate norimus pakeitimus, perstumdė svetainės elementus, išbandė skirtingas spalvas ir šriftus, pridėję naujus puslapius ir dar visaip kitaip jį personalizavę ir viskas. Publikuojate savo svetainę, ją hostindami žinoma Hostinger. Užsisakydami premium planą 2 metų laikotarpį mokėsite vos €99 per mėnesį, bet ilgai toks gėris nesitęs, nes tai yra specialus Hostinger Cyber Week pasiūlymas galiosiantis iki gruodžio 3. Kodas STT suteiks papildomą nuolaidą galutiniai kainai ir dar gausite 2 nemokamus mėnesius dovanų. Greičiausias būdas peršokti į Hostinger planų portalą per nuorodą šio epizodo aprašyme. Nedėkokite. Ponios ir ponai, 108 STT epizodas, paskutinis rudens epizodas. Dabar įeisime į žiemą ir didžiasias metų šventes ir be jokios abejonės metų galą. Ne tai, kad jums įdomu, bet šiandien turiu tokią gana intensyvę dieną, tai pirmoje dienos pusėje padariau visą reklamą pagrindinio rėmėjo, ją išsiunčiau pasitvirtinti, tada nuvariau į sporto salę. Dabar čia sugrįžęs iš karto po sporto įrašysiu Demiko subreddito apžvalgą, truputėlį ją pakarpysiu ir tada lėksiu į ryto krepšinio varžybas. Paskui tikriausiai grįšiu ant nakties ir montuosiu iki kokių 3. Žodžiu, kaip jau sakiau, ne tai, kad jums tai yra įdomu, tiesiog va šiandien kažkaip visa diena tokia yra prabėgom, tai dabar šiek tiek pristabdome tempą, užsukame į mūsų subredditą ir pasižiūrim, kokių publikacijų jūs sugebėjote prikurti per kiek daugiau turbūt nei savaitę, tikrai nebuvo daugiau negu 10 dienų nuo paskutinio epizodo. Traukti tai traukti, oho, beveik 800 teigiamų atsiliepimų, tačiau tokia labai galinga publikacija. Išmokti lietuvių kalbą ar traukti 25, rusas gyvenantis Lietuvoje daugiau nei 20. Šitas memas referuoja 25 metus Lietuvoje gyvenantį rusą, bet pavyzdžiui, aš buvau 2017 metais 2 savaitėm nuvaręs į New Yorką ir aš gyvenau New Jersey'e prie Boardwalko. Bemontuodamas surasiu tikslę lokaciją, kur aš gyvenau, netgi parodysiu pastatą, kuriame gyvenau, ten kažkokie tai socialiniai būstai Trumpo, man atrodo netgi. Ir vat visas tas New Jersey rajonas, visi rajonas, ne tai, kad kažkoks kelių namų blokas ar kažkokia nedidelė bendruomenė, visas tas rajonas didžiulis, visi šneka vien rusiškai. Kai kurių parduotuvių užrašai rusiški, skelbimai rusiški, užeini į prekybos centrą, kuris yra didesnis negu Lidlas, paprašai papjaustyti dešros, klausia rusiškai, nueini į kasą, kasoje atsiskaitinėjai, sako 12,85, vam нужна sumka. Ir aš tiesiog nesupratau, kas per nesąmonę, aš fucking į Ameriką atvariau ir aš esu rajone, kur visi tiesiog rusiškai šneka. Netgi gatvėje mane pasigavo vienas vyriškis ir jis manęs kažko norėjo paklausti rusiškai ir aš sakau, no, English. Ir jisai sako, не, я не говорю по-английски, извините. Ir jis tiesiog nuėjo kažkur, kažkokia nesąmonė. O dabar čia kur paskutinis tas buvo, kur kažkoks ten tų rytų šalių, kažkokios koalicijos susirinkimas ir vėlgi visa rusų delegacija, ten Lavrovas, Peskovas ir visi kiti. Jie aišku asiumino, kad visi aplinkui kalbės rusiškai, kadangi gali kalbėti rusiškai ir jeigu neklystu, Kazachstano prezidentas pradėjo savo kalbą kazachstanietiškai ir jie visi tiesiog jau turėjo susisgribti. Какого хрена, что здесь происходит? Ir visi tada pradėjo ieškoti ausinių, labai juokingas momentas. Уважаемые коллеги, ең алдымен мен құрметті Владимир Владимирович мырзаға сізге зор алғысымды айтқым келеді. Менің
шақыруымды қабыл алып, бүгін Қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз. Биыл Қазақстан мен Ресей арасындағы 21 ғасырдағы. Aš, pavyzdžiui, prisimenu tokį reiškinį. Pasidalinkite komentarų sekcijoje, ar ir jums tai buvo. Aš pamenu šito reiškinį dalinau su keliais savo draugais ir jie sakė, kad jiems irgi tai buvo. Tai kai aš buvau darželinio amžiaus, tai čia bus arba 4, arba 5, arba 6, aš turėjau tokį labai kažkokį kvailą įsivaizdavimą, kad lietuvių kalba yra visų kalbų verčiamoji kalba. Turiu omeny, kad atseit visos kalbos yra tokios, kokios jos yra, ir tada lietuvių yra neva tai visų tų kalbų išversta kalba. Ir yra taip vadinamoji V kalba. Tai vat aš įsivaizduoju, kad tas tipinis užkietėjęs Z rusas tiesiog turi infantiles 6 arba 5 metų vaiko smegenis, kuris įsivaizduoja, kad rusų yra V kalba. Vat ir viskas. Pažadu nestrikt taip ilgai ant kiekvieno memo. Tai yra teisybė, kaip pagauti lietuvis. Nežinau ar lietuviai, bet tikrai pagautų mane, jeigu tie cepelinai būtų Gabrielės babos iš Mažeikių. Tada tikrai mane prigautų. Aš net nepagalvočiau 2 sekundės apie tą virš cepelinų pakabintą visą kontrapciją. Aš tiesiog eičiau valgyti tų cepelinų. Iškart suteikta medicininė pagalba. Aš labai norėčiau visam šitam dalykui konteksto. Čia yra ilgametė sanitarų patirtis, veiksmai nušlifuoti iki tobulybės. Eilinis praeivis net nepastebėtų, kas per šitą sekundę įvyko. Tik per labai sulėtintą video galima pastebėti, kad pacientas be jokių perteklinių judesių yra paguldomas ir jam į užpakalį suleidžiama injekcija raminamųjų. Šiaip šitą vaizdo įrašą galėtų naudoti visokie antivakseriai Facebook'e ir sakyti, va, matot, va taip va šiais laikais skiepija žmonės. Va tai va, 2 daktarai duoda į snukį, užlaužia ir skiepija, va, priverstinis skiepijimas. Va, prašau, visi antivakseriai, va, Kiguolį, Vėgėlė, Kepenį, STI ir visa kompanija galite naudoti šitą vaizdo įrašą. Kaip diena, taip naujiena, Jokas Rokubaitis, taip, Jokas Rokubaitis. Atsiprašau, Rokai, jeigu žiūri, įtariu, kad Džokičius sugadino tavo vardo ir pavardės kombinaciją, mano galvoje bent jau, man užtrumpino. Rokas Jokubaitis, Barcelona vyriausias treneris. Man atrodo, kad čia yra gana sena ekrano nuotrauka, jeigu neklystu, jie kažkada gal koks Mikaitis dalinosi. Krapai, tas paskutinis krapas prilipęs prie lentelės. You got the framing right? Gotcha, bro. All right. Last Framing words? good. Love you, boys. See ya. Ready? 3, 2, 1. See ya. Oi, labai mielas lietuviškas memas. Beje, pastebėjau, kad pakankamai populiarus yra šitas vat memo formatas. Galbūt jisai nusipelno netgi atskiro reportažo pagrindinėje STT reportažų sekcijoje. Nes mačiau, kažkas čia dalinosi irgi, kad fone maždaug toksiški santykiai ir aš savo noru tiesiog krentu stačia galva. Nu gerai, ne visai stačia galva. Nugarą atsipalaidavęs į toksiškus santykius. Tai va, tai labai geras formatas. Kvieskite Gitaną, čia kelininkai jau nepadės. POV, Lietuvos gatvės iškritus pirmam sniegui. You're my darling angel. Čia su sąlyga, jeigu jums pavyksta per tokias oro sąlygas pravažiuoti nepaliestiem ir patiem nesukelti jokių įvykių, tada gal ir taip. POV atvažiuoju pas babą, va, užsiminiau apie Gabrielės babą ir turim publikaciją apie babą. Aš tai nenoriu valgyti. Davai. Nenoriu, ale davai. Suvalgyk vienu blūzdyti. Imkit šitą, va, paragaukit mišrainės. Čia... O va čia burakėlių. Imk. 100? Aš noriu. Nu, 100. Nori, nors vienas. Babos, prašau, maldauju, nesikeiskit. Niekada nesikeiskit. Labai palaikau, labai super. Ačiū tam vartotojui, kuris įkėlė šitą vaizdo įrašą. Aš įsivaizduoju, kad čia yra originalus autorius ir čia jisai ir nufilmavo POV savo pas babą. Labai miela. Rožės raudonos ryte neišgėriau kavos. Kai pamiegit 4 valandas ir galvoji, kad kava padės. Kam tada iš vis kurti eilėraštį, jeigu jisai nesirimuoja? Šitas memas pats gali atstovėti ant savo 2 kojų. Ir taip, aš vat praeitą naktį kaip tik miegojau tik 4 valandas ir man kava padėjo. Nieko nežinau. Viskas priklauso nuo nusiteikimo. Aišku, jeigu ką, tai aš už sveiką gyvenseną ir gerą savijautą ir gerą laiko planavimą, ko aš pats niekada nedarau, bet labai norėčiau, bet labai skatinu jūs tuo užsiimti. Raibuliuoja akise, kai tau virš 30 ir per staigiai atsistoji. Dabar svarbiausia nenulpt. Ir va, ir... Gerai. Ir dar vienas memas iš Vaidoto ūkio. Beje, pradėjau žiūrėti tikrai labai geri epizodai. Praeitą epizodą kaip tik kalbėjau apie tai, kad aš turbūt, kad be reikalo missing out, tai va, tai dabar jau pradėjau žiūrėti.
Ir beje, labai taiklu. Paskutinį kartą tokį momentą turėjau šiandien, kaip jau sakiau, įrašinėjau partnerio žinutę, ją kaip visą laiką įrašinėjau ant sofos, greitai įrašiau, per greitai atsistojau ir vat maždaug maždaug taip ir buvo. Pavogiau iš TikToko. Pirmas kartas. Ai, beje, aš esu matęs bent kelis tikrai juokingus šitos panos TikTokus. Nemeluosiu, aš labai bijau. Bet bandysim vis tiek. O tai kaip man jį visą apsižioti? Nu, pabandom. Bet aš taip nenoriu. Taip, aš pasimaunu ant pačių paprasčiausių penio bairių. Nu tai nuteiskit dabar mane. Aš patreniruotės, aš pavargęs. Leiskit man pasijuokti bent iš penio bairių. Rūkštoka. Pripažinsiu, iš karto galvau, kad čia nesąmonė. Bet aš pati gal negerai kažką padariau. Ar buvo skanu? Ne. Ar rekomenduočiau? Taip. Why not? Va. Pabandykit. Prašau. Gal jums patiks? Labai geras, labai liuks, ačiū labai autoriai, ačiū pavogtas iš TikToko. Nu tai šiaip ir taip ačiū originaliam autoriui, kuris šitą sugalvojo. Lietuviškasis Wall Street'o vilkiukas. Mama, ar mes galime Wall Street'o vilką nusipirkti? Ne, turim Wall Street'o vilką namuose, Wall Street'as namuose. Čia yra tas finansinis konsultantas ir tų draudimukų perpardavinėtojas Gintaras Pociūnas. Ir aš taip džiaugiuosi, kad apie jį jau, man atrodo, gal net porą vaizdo įrašų padarė Skirmantas Malinauskas, nes kai aš sakiau, kad šitas bičas yra whack prieš 2 metus, aš prieš 2 metus tai sakiau, kad jis yra whack. Ir dar buvau įsikėlęs kažkokį to jo vaizdo įrašą, kuris kažkiek eurų banknotą degina tiesiog. Ir aš sakiau, kad šito bičo neklausykite jokiais finansiniais klausimais. Ir man tada šiaip iš tikrųjų kokie geri 10 žmonių parašė, kad ne, oi seni, ne, čia tai jau tu klysti. Jau šį kartą tai prašovė, šiaip gerai varai, bet šį kartą prašovė. Gintaras maladėts yra, tai ne. Tikrai ne. Ir aš sakau, labai džiaugiuosi, kad Skirmantas Malinauskas apie jį padarė porą vaizdo įrašų. Jeigu nematėt, rekomenduoju pažiūrėti, bet įtariu, kad jau ir taip busite matę. Ypač paskutinis tikrai labai geras, kur ten dar jisai kažkokią ir konferenciją kažkur veda ir tiesiog šūdus šneka. Joks atlyginimas nepadidins jūsų perkamosios galios 3 kartus, tai yra labai svarbus dalykas. Kalba finansų ekspertas, kurio konsultacijos kainuoja 300 eurų ir kuris moko kitus, kaip reikėtų investuoti. Jeigu mano atlyginimas šiuo metu yra 1000 eurų, tai 3000 atlyginimas mano perkamąją galią padidins 3 kartus. Jeigu mano atlyginimas yra 3000 eurų, tai 9000 eurų mano atlyginimas padidins mano perkamąją galią 3 kartus. Kaip gali joks atlyginimas mano perkamosios galios nepadidinti 3 kartus, aš neįsivaizduoju. Sukies kaip kamuolys, laikas pasimėgauti Vilkyškių Les Sugar sūreliais ir jogurtais. Vilkyškių Les Sugar. Mažiau cukrų, daugiau nuotaikos. Oficialus NKL rėmėjas. Pykšt, pokšt, sausainiai. Aš net netikiu, kad tokie egzistuoja. Sausainiai, pykšt, pokšt, tapu ir Pinokis. Aš dabar privalau juos susirasti kažkurioje tai parduotuviai, nuvykti ir, aišku, atlikti tai, ką mes visi dabar norime atlikti, sužinoję, kad egzistuoja tokie sausainiai. Pykšt, pokšt, pykšt, pokšt, pykšt, pokšt, pykšt, pokšt, pykšt, pokšt. 95-ieji katleriukas mokyklos žiburėlyje. Pirmas dalykas, taip, čia tikrai yra jis, 100%. Antras dalykas, kaip matote, jis jau tada nesigėdėjo prieš kameras, ar bent jau nesigėdėjo prieš auditoriją ir jau tada jisai buvo užprogramuotas sėkmei, kurią jisai dabar yra pasiekęs. Aš noriu šokt, aš noriu šokt. O, koks įdėsiukas. Aš noriu šokt, aš noriu šokt. Vaikinė, kasgi tu esi ir man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Vaikinė, kasgi tu esi ir man labai tu patinki, prašau pašok su manimi. Labai patiko, labai išjudino mane, kaip tik labai gerai, va man to kaip tik labai reikėjo. Sigma Mail Radio 3, aš kai klausau M1+. Aš be jokios abejonės galėsiu parodyti tik 5 sekundės šito memo. Aš bijau pameluoti, bet man atrodo mane dabar geriausiai daužo Geras FM. Vat, jeigu jau tikrai yra atsibodė viskas iš Spotify, tai aš tada man atrodo Geras FM įsijungiu. Bet necituokite manęs, jeigu neklystu tas. Tapinas girintis mane, kad nesukčiavau pateikinėdamas svetimus kuro čekius. Aš nežinojęs, kad tai...
kad taip buvo galima. Aš tikrai įtariu, kad buvo bent keli žmonės iš visų savivaldybių, kurie tiesiog nežinojo, kad taip galima. Jeigu būtų žinojo, būtų darę, bet nežinojo, kad taip galima, nes gal jie, pavyzdžiui, ten kokie jauni, ar nauji, ar dar kažkas. Ir taip nedarė ir praslydo su šito visų bairių ir galvoja, o dieve, kaip gerai, kad man nieks neparodė šito dalyko. Kai mama paklausė, kodėl 2 dieninę, aš man atrodo turėsiu atskirą padėką rašyti Vaidotui už tai, kad jisai suteikė tiek daug turinio šitai bendruomeniai ir apskritai, bendrai visam visą STT 2 laidom. Ne mano problema. Ne aš mokinu žmonės. Mūsų sistema. Landsbergis. Aš sakau, jau žiūrėjau vieną epizodą, ten tikrai labai daug ką galima ištraukti iš konteksto ir tiesiog rėmint kažkokioje tai antraštėje ir labai daug gerų memų galima prikurti iš to turinio. Prie kurio šventinio stalo sėstumėt jūs? O Jėzau, kiek čia daug darbo buvo į šitą memą įdėta. Wow, čia man atrodo, kad va, šitas memas nusipelno tiesiog savo tier listo arba kaip minimum bent jau reitingo. Bet jeigu taip reikėtų šauti tiesiog va dabar staigiai, prie kurio stalo aš norėčiau labiausiai atsisėsti. Trečias stalas tikrai labai aukštos kokybės, nes turim nerealų duetą ir aš labai norėčiau pamatyti, kaip jie sąveikoja prie vieno stalo ir tai be jokios abejonės yra Olegas ir Balta lietuvis. Ketvirtas stalas, man atrodo, turi labai daug potencialo. Turime Nausėdą, turime Egi, turime Minedą ir turime Katlerį. Čia būtų labai įdomu. Man atrodo, kad Katleris labai gerai pramoderuotų bet kokio tipo pokalbį, bet kokioj plotmėj. Šiaip rinkčiausi ketvirtą. Dabar nueikime į komentarų sekciją. Trečias stalas turi daugiausiai apvautų ir va, aš visiškai nesistebėjau. Čia būtent dėl to, kad prie jo yra Olegas ir Balta lietuvis ir juos stebėti būtų labai įdomu. Tai va, trečią stalą nubalsavo daugiausiai. Ačiū labai autoriui už tai, kad įdėjo tiek darbo sukuriant šį socialinį eksperimentą. Dabar autoriui beliko iš tiesų įgyvendinti va šitą idėją. Ačiū labai. Šiandienos orus mums pristato garsus plaukų specialistas ir apsiskelbęs miego ambasadorius Linas Labanauskas. Kaip suprantu, Linas mums turi gerų žinių už šią niūrią lietuvišką žiemą. O Jėzu, tik čia nelent saulytė pro debesis! Oi, wow, neįtikėtina iš ties. Ačiū Linai ir didelis ačiū Jums, mėly žiūrovai, už skirtą laiką. Šiam kartui tiek. Slava Ukraini ir pasimatykime jau kitoje socialinių tinklų tarnybos laidoje.